Sveiki visi, su jumis. Taigi, pirmasis mano video. Šiam video parodysiu, kaip per Photoshop kurti neoninės juostas. Pradėkim. Manau, kaip darbo pavyzdį pasirinksiu kažką mums visiems gerai žinom. Tarkim, lila. Taigi, pirmą einam į Google ir ieškam. Kažkas užims mano vietą, tu pamirši savąją, naktim skaičiuosi laimę, jau aš versiu kavą jai ir nėra kinės. Štai ši foto puikiai tiks. Saugom mūsų hobitus į darbalaukį ir jungiamės Photoshopą. Aplanko vis rečiau, nek per pertraukėlės perikūro, kas naktį palydžiu vidinį paralyžių, bet neparašys man laiškų iš Paryžiaus, mus skiria porą parų, saujelė kū. Spaudžiam File ir Open, renkamės mūsų atsisiųstą foto. Pečiais įkvėmo, nes nepasitiko grįžtant. Opa, kas per... Gerai, mygam OK ir viskas puiku. Dabar mums reikia pakeisti mūsų backgroundą į layerį. Dukart greitai mygam ant dešinę pelės mygtuką ir mygam OK. Dabar spaudžiam New Layer mygtuką. Štai matom New Layer jau sukurtas. Taigi pasižymėjom, New Layer. Dabar renkiamės mūsų Pen Tool įrankį ir piešiam mūsų juostas. Mes irgi tapo mažais, galiu užsimerkti. Niekas nepakito, žinau, grįši nepalingais judesiais iš ryto, aš žudysiu. Manau, tiks. Paladus pelyti ant juostos, spaudžiam dešinį pelės mygtuką ir renkamės Stroke Pad įrankį. Iššokusiam lange viską paliekam kaip yra. Dabar ant mūsų pasižymėto layer'o spaudžiam dešinį pelės mygtuką ir renkamės Bleeding Options. Style langelį pasirinkam Inner Glow. Na, o čia jau galim derinti pagal save iš akies. Šiaip pasirinkimų tai išties nemažai. Atsikelsiu tokia pat, prie kokios aš užmigau. Ir tu matai, ką jauti, ar girdi vis tai, ar gali paliesti pirštis paprastai, ar netrukdo tyla mano viduje. Įsiklausyk ją apie tai. Ir tu matai, ką jauti, ar girdi vis tai, ar gali paliesti pirštis paprastai, ar netrukdo tyla mano viduje. Įsiklausyk ją apie tai. Hop, neramai. OK ir vėl OK. Ant juostų spaudžiam dešinį pelės mygtuką ir renkamės Delete Pad. Spaudžiam Zoom Tool ir prisartinam mūsų juostas. Renkamės mūsų stebuklingą trintuką ir trinam nereikalingas dalis. Beje, norėčiau tokio trintuko gyvenime. Deja. Prieš trinant įsitikinkit, jog pažymėtas mūsų pirmasis layeris. Na va, manau, dabar bus tikrai gerai. Taigi dabar galima tą patį prasukti dar kartą šiek tiek greičiau. Nuostabu! Taigi, spaudžiam File ir Save As ir saugom mūsų reperius JPG formatu. Ne visada viskas išeina kaip tu nori. Na štai, manau bus gerai. Taigi, tiek šiam kartui su jumis buvo Vika. Ačiū už dėmesį, spaudžiam like, prenumeruojam kanalą ir laukiam naujų pamokėlių. Myliu, bučiuoju, čmoки. Ноги, руки, голова, двигаем туда-сюда, как пружинки под пластинки. Dance, dance, мандаринки.